Sveiki, brangieji, su jumis esu aš, Algirdas ūkininkas. Už jūsų stovi Dagnė, su fotoaparatu jinai laiko ir filmuoja ir keikia mane, kad vėl Algirdas nusišneka. Bet žinote ką, ši diena yra nuostabi, ne tik dėl to, kad šviečia saulė, paukščiukai čiulba, žolytė žaliuoja, gėlytės gražiai auga, traktoriukas stovi, pasiruošęs darbui. Apie traktoriuką yra beje sukurta daina, bet apie ją vėliau. Prie traktoriuko mes turime prikabintą žoliapjovę, mūsų ištikimą tarną, kuris pernai metais vis vargo, vis ūžė, vis pjovė. Ir jam visai gal ir neblogai netgi sekėsi, peiliai pakeisti, viskas yra nuostabu. Bet, kaip žinia, kaip nepaslaptis, iš tikrųjų pjauti žolę yra didžiulis vargas. Tad šiais metais nusprendėme painvestuoti pinigėlių ir nepagailėti pinigėlių ir nusipirkti žoliapjovę robotą. Tad ponios ir ponai, be ilgų įžangų aš jums pristatau naujausią mūsų šeimos narį, kuris dar net vardo neturi, bet jisai vadinasi Limau! O blin, reikėjo pasižiūrėti pavadinimą. Kaip jis vadinasi? Kur yra robotas, jūs manęs paklausit? Kažkur čia už šitų visų dėžių yra sudėtas robotas. Mūsų naujasis tarnas, kuris net neabejoju, kad visą sklypą tiesiog taip ir nuvarys. Mes, ta prasme, su Dagne grinai, pasiimsim skrybeliukus, žinote, išsidrėpsim, išsilankstysime tą gultą, užsimeta mane robotukas, tik taip privažiuoja, paduoda šaltą gėrimą, įkalam. Ta prasme, chill gyvenimas nuo šiol žmonės. Va, Limau One Plus. Tokią žoliapjovę nusipirkom. Kainavo nepigiai, žoliapjovė ne šiaip žoliapjovė, skirta tokiam jau šiek tiek žiauresniam reljefui, pavadinkime. Priešingai negu dauguma žoliapjovių skirtų vejoms, jinai turi normalius tos peilius. Štai va tokie peiliukai dedasi. Nu, aišku, nesulyginsi su, ta prasme, leaves a lot to be desired, taip sakant. Čia senieji peiliai, jeigu ką. Bet tai yra nepalyginamai geriau negu kad tos vėjoms, lygioms vėjoms skirtos žoliapjovės, kurios turi tuos tokius peiliukus, kaip būna skustukai. Tai va, tai iš principo vilties yra, kad galbūt jinai bus padori ir su ja bus įmanoma kažką tai padaryti. Tai va, tai dabar bandom išsitraukti, bandom išsipakuoti ir bandom išmėginti. Ar jūs pasiruošę būtent tam atidarimui, kuris yra svarbiausia šiandien? Ir kas būtų juokingiausia, jeigu atidarom ir ten nieko nėra? Norėčiau pastebėti, kad būtų absoliučiai nejuokinga. Matau popierių. Popierių? Dar daugiau popierių. Matau laidukų. Net spirgusiu atėjo pažiūrėti. Apa. O, koks tai robotas. Tikrai tas robotas. Tokį naktį pamatyčiau, tai pagalvočiau, kad rusai puola. Nebe dronai seniau, o šiame ateina. Taip, antžeminis puolimas prasidėjo. Nu gerai, o kaip dabar jį iškelti? Jūs žinot, kiek jis sveria? Ta prasme, jis sveria kokius 45 kilogramus turbūt. Nu tai nuimsim apsaugas ir tegu važiuoja. Išvažiuoja pats? Tegu varo. Bet mes jo nepakrikštijom dar. Tai pakrikštysim, kai įsijungs pagal garsą. Nu gerai, pagal garsą nuspręsim, koks jo vardas. Jo, nusprendėme, kad galbūt va čia kol kas pastatysim. Tik reikia dar apsukti jį. Stovės jisai taip, kaip tik rozetė yra. Čia kažkur anteną įsmeigsim. Po to sugalvosim geresnę vietą, bet dabar tiesiog norim negaišt laiko ir išbandyti, kaip jisai veikia. Iš tikrųjų, nors ir peiliai rimtesni, bet šita žolė jam tikrai yra per aukšta. Tai aš manau, yra naivu tikėtis kažkokio gero rezultato,
Nu, bet vis tiek labai knieti pabandyti. Iš tikrųjų, mes jį jau turim mėnesį su pusę turbūt. Ir niekaip nebuvo laiko išmėginti, bet šiandien tokia truputį laisvesnė diena gavosi, tai nusprendėm pažaisti. Va čia tai pakrovėjas. Gal bent šito nenunešvėjas. Kodėl mūsų pavėsinė negalėjo tokių turėti? Čia, man atrodo, mano pirmas unboxingas gyvenime, ne? Ai, ne, meluoju, taigi priekabą sudėdinėjau ir pavėsinę sudėdinėjau. Ne, čia toks unboxinimo kanalas darosi. Ūkio unboxinimo kanalas. Dar nežinai, kas yra unboxingas. Išrinkimas dėžės turinio. Taip, ir rodymo žmonėm. Ir sakymo, pažiūrėkite, kokį aš daiktą turiu. Ar jūs tokio daikto nenorite? Ir tada dar reikėtų palikti kokį nors ten affiliation kodą apačioje. Ir tada žmonės visi tik tai puola pirkti robotus, ne? O mum pinigai byra. Planas? Nuostabus planas, nebereikės ūkio. Nebereikės ūkio. Mes tik tai unboxinam, jūs tik tai viską perkat. Ir yra puiku, visi laimingi, man atrodo, šitas nelenda. Jaučiu akmuo koks nors bus. Bet gal užteks ir 3. Sakėm, darysime lenktynės Dagnės su traktorium, o aš su robotu. Juokauju. Ne, Dagnę paleisime su rimta technika, o mes pažaisim tuo metu, kol Dagnės nebus. Žinot, vyram tai, kad tik pažaisti ką nors. Tai vat mes pažaisim, 2 vyrai, vat. O Dagnė dirbs, nu, kaip ir pridera, ne? Kažkaip taip. Kažkaip taip. Į prūdą tik neįvažiuok be mojuodama. Turiu įtarimą, kad mūsų robotas taip gražiai nepjaužalės. Bet va, ir su šita aišku lieka styroti tokie va. Ne visada gerai nupjauna. Tai negali sakyti, kad tobulas daiktas. Tai va, Dagnė išvažiavo, dabar galim paatvirauti. Tai ne, iš tikrųjų, aš taip labai tikrai nuoširdžiai atsargiai žiūriu į šitą aparatą, nes kiek aš žinau, bet kuriuo atveju tos žoliapjovės, tie robotai, nu jie yra skirti vėjoms, o ne ūkio žemei, kur merausiai, duobės, nelygumai, žolė nepjauta nuo pernai metų. Nu, ta prasme, jiem reikia padaryti, kad būtų viskas patogu ir tada jau jie ten gali dirbti. Nu, bet pasižiūrėkim. Negalvokim, kas bus. Pasižiūrėkim, kas bus. Nu ką, ir surinktas aparatas, iš esmės tai čia nieko sudėtinga. Tikrai nepalyginsi su... Ką aš čia paskutinį kartą? Su šitu smulkintuvu, kai rinkau. Nepalyginsi. Vat kur yra daiktas apgalvotas ir paruoštas, taip sakant, durnam vartotojui. O kur yra toksai? Susirinks, kam reikės. Tai žodžiu, tai ką mes padarėme? Mes pastatėme pakrovimo stotelę. Mes padėjome ant jos aparatą. Mes prijungėme į rozetę. Sujungėme anteną. Anteną pastatėme ant žemės ir prijungėme prie aparato. Nežinau, ar antenai čia pati geriausia vieta, turbūt ne, bet jai principė reikia tiesiog atviro dangaus. Nu, tai čia gal labai tas stogas netrukdo. Nežinau, paeksperimentuosim, pabandysim, išsiaiškinsim viską. Na ir žinoma, paskutinis daiktas, ką reikia padaryti. Are you alive? Neturėtų būti toks nors garsas? Ai, va. Bet kuriuo atveju dabar reikia dar appsą pasiruošti, tai tegul jis, žinai, pasikrauna. Pasakė, jisai jau pasiruošęs. Tai aš manau, nieko ir nelaukiam. Ne, iš tikrųjų reikia appsą dabar susidėkti.
Kol kas connecting. Nu, norėčiau pasakyti, kad connectinasi labai jau ilgai. Account binding successful. Your device is now connected to your account. Enter a name to easily identify your device. Nu, hebryte, tai koks bus vardas? Ir nėra žmonos, nėra su kuo pasitarti. Albinas? Albinas gal? Ar tu galėtum būti Albinu? Spirgiau, ką tu darai darželyje? Lauk! Eik! Jesus Christ. Mamos gėlyną išmindėjai. Balvonas esi. Albinas. Gali būti? Albinas bus. Aš galvoju, kad bus Albinas. Gražus lietuviškas vardas, toksai senovinis. Dabar visi Albinai, ką tu čia aiškini man? Mano vardas nesenovinis. Nu, okei, 76%. Firmware update. A mandatory firmware update is required to continue using your mower. Nu, tai okei, updatinam. Visada su tom technologijom taip ir būna. Kas nutiko? Nieko. Atėjai pažiūrėt? Aha. Ar dabar aš turiu paklausti, kas nutiko? Ne, neturi. Viskas kol kas pagal planą, lėčiau gal truputį negu planas, bet vyksta. Bet aš jau turėjau jį pakrikštyti, žinok, žmona. Rimtai? Deja, tavęs nebuvo, turėjau padaryti vyrišką sprendimą, individualų ir bijau, kad tu jo gali nepalaikyti. Kaip netikėta. Nu. Ponios ir ponai, tiksliau, ponios ir ponai tai jau žino, Dagnė nežino. Ponia Dagnė? Ponia Dagnė, susipažinkite, mūsų naujas darbininkas vardu Albinas. Albinas? O, netikėta. Aš sakiau, gražus, lietuviškas vardas, toksai vat nuo kaimo truputėlį. Nu, Albinas toksai vat, jisai žino. Albinas yra visada patikimas. Jisai atvažiuos, padarys darbą ir išvažiuos. Ar netiesa, ponai Albinai, kuris žiūrite šiuo metu? Kada atvažiuosit padaryti? Ja, atsinaujinimas kažkoks tai dabar vyksta, bet šiaip viską sujungiau. Aha. Tai dabar updatinsis ir turbūt veiks, arba ne? Nežinau, kažkas tai negerai. Susinervinau. Tas update'as niekaip nesusiupdate'ina. Realiai max 5% pajuda ir tada failina. Tai padarai try again, tęsia nuo to, kur baigia. Nu tai vienintelis pliusas, bet man atrodo dabar jau visiškai pastrigo. 25%, man atrodo, jau 2 kartus retrainau ir vis tiek 25, taip 25. Tai va, tai nežinau, ar čia su internetu gal kas nors stringa, bet kaip ir nepastebėjau, kad striktų. Tai kodėl tas update'as čia nesisdownloadina? Bando downloadint, beprotiškai lėtai vyksta viskas ir niekas neįvyksta, tai nežinau. Dabar biškį sušlapęs, nes išsitraukiau žoliapjovę, galvoju, bent jau aplink namelį apeisiu pats. Tai vat, žmogus įsigyja robotą ir tada išsitraukia žoliapjovę ir eini su jie. Tai vat, tokia pirma patirtis. Pirma patirtis kol kas nedžiugina. The next day. Šiandien iš tikrųjų visą dieną dirbame su šakų smulkinimu, tai esu žiauriai nusiplūkęs, purvinas, lipšnus ir visoks koks, tai atleiskite už prastą vaizdą ir truputėlį sulėtėjusią kalbą turbūt. Bet nusprendžiau, kad vakarėja pats metas pratęsti mūsų kalbą apie naująjį robotą vėjapjovę. Iš tikrųjų pavyko atgaivinti dar tą pačią dieną, bet jau buvom išvažiavę iš ūkio. Tai iš tikrųjų greičiausiai tiesiog kažkas buvo su interneto ryšių pakibę, aš taip preziumuoju, ir viską pavyko sudėkti, tai iš tikrųjų kai atsigavo, tai labai greitai visas update'as įvyko. Tai va, turime gyvą robotą, nu ir bandau kažką tai daryti. Tai iš tikrųjų pradžiai, kaip suprantu, reikia susikurti žemėlapį. Taip, kažką čia patvirtinu. Apsimetu, kad suprantu, ką turiu daryti. Taip. Jo, nu čia tarkim.
Gerai, please drive the robot to the lawn edge, then tap the plus button. Tai va, tai aš galvoju, kad pabandysiu apibrėžti jam dabar mažą teritoriją ir paleisime, pasižiūrėsime, ką jisai sugebės ar nesugebės padaryti. Tai dabar, ką aš padariau, tai aš jam sukūriau zoną, kurią reikia nupjauti ir dabar bandau jam parodyti, kur jam reikės grįžti atgal namo. Ir tada jau jis turėtų suprast, ką jam daryti. Tai va, dabar jau viską išsisaugojom ir dabar turėčiau paspausti mow. Starting mowing now. Labai įdomu, kaip greit jisai užsprings, nes žolė kosminio dydžio. Nusprendė, nope, I'm not doing this. Nu, vienas pliusas yra, kad kol kas neužstrigo, net ir su labai aukšta žole. Aš turiu įtarimą, kad jis ko gero truputį atsimušė į tą žolę ir pagalvojo, kad atsimušė į sieną. Pažiūrėk, net su šuoliu. Nes iš principo, važiuoja, tai tas džiugina. Nes čia buvo iš tikrųjų keli tokie klausimai, kurie kyla. Tai pirmas klausimas, ar jisai pjaus? Atsakymas nelabai, bet su žvaigždute, nes iš principo daiktas netam skirtas, tai čia, ta prasme, čia jau toks, tiesiog norėjau įmesti į pačią blogiausią situaciją ir pamatyti, kas gaunasi. Nu tai gaunasi, kažką truputį nupjauna, bet realybėje tai nelabai ką. Ką tik atsimušė į medį, tai atsimušė taip energingai. Akivaizdžiai nematė to medžio ir bandė jį nupjauti. Tai jeigu būtų buvęs medis mažesnis, tai tikiu, kad galėjo nulenkti, nes panašu, kad aparatas jėgos tai tikrai turi. Nes jau kai įsivaro, tai varo taip užtikrintai. O kitas klausimas tai buvo, ar jisai iš viso važiuos, nes, sakau, sklypas yra nelygus, duobės, kupstai, čia panašu dar tokia gan lygi vieta, bet čia kažkokio kupsto buvo, matosi, kad kabino, tai panašu jėgos turi tikrai užtektinai. Tai aš taip visai maloniai šitoj vietoje esu nustebintas ir manau, nes visa jo esmė yra ta, kad tu turėtum jam nupjauti pirmą žolę, ta prasme padaryti jam įkandamą ją, o tada jau jisai turėtų ją palaikyti. Tai jeigu tai jisai darys, nes čia dar yra tokių niuansėlių, pavyzdžiui, kaip jam išeis išaiškinti, kad čia yra lazdynai, kad ant jų nevažiuok ir taip toliau, bet čia jau ne šiandienos, manau, klausimas, čia jau reikės šiek tiek pasidomėti ir pasigilinti ir paeksperimentuoti. Bet į tuos du pagrindinius, ar pjauna ir ar važiuoja, tai vienas taip, vienas su žvaigždute. Tai jo, bet reziumė yra kokia? Reziumė yra tokia, kad aš kol kas optimistiškas ir Dagnė dar sako, kad davai nusiųsk jį čia, kur yra jau nupjautas su žoliapjove, pažiūrėti, kaip jam čia seksis pjaut. Tai ten buvo kaip tik automobilis stovėjo su žoliapjove nenupjovau, tai galvojam, gal pažymėsim ir tą zoną ir čia, kur truputį taip žoliapjove pati irgi nelabai paėmė.
Attention. Lawnmower starting now. Tai gerai, Dagne. Jūs girdit koncertą mūsų? Mes kiekvieną savaitę galėsim festivalį. Jo, turime tokius kaimynus, kurie mėgsta pagroti. Čia šiaip jeigu ką laivų groja, ne įrašas. Tai va, tai gerai, tai Dagne, tai kokios mintys apie robotą? Ten, kur yra apipjauta, tai ši visai gerai susidarojo. Ten, kur buvo aukšta žolė, aš nesitikėjau, kad jis nupjaus. Tai realiai jisai užskabė, tai jos vis tiek yra mažiau. Tai bet kuriuo atveju kaip yra geriau negu buvo prieš tai. Tai jeigu palaikymui, tai aš manau, jisai visai gerai turėtų susidaroti su viskuo. Nes tikrai gražiai pjovė. Nu tai va, tai iš principo mano noras, toksai maksi noras, sakykime, buvo, kad jisai galėtų prižiūrėti mums tas vietas, kuriuose žolė auga labai intensyviai. Tai mes turime kelias tokias vietas per visą sklypą. Nu tai jeigu bent vieną iš tų zonų jisai galėtų perimti, tai jau būtų didžiulis palengvinimas mums. Ar jisai tai galės padaryti, čia dar prireiks mums laiko, kol galėsim atsakyti šitą klausimą, nes esminis momentas tai yra, kaip jam seksis tarp lazdynų apipjaudinėti. Nu ir vat, kaip jam seksis su šiek tiek komplikuotesniu reljefu, pavadinkim, nes čia vis dėlto buvo jam lengvas uždavinys. Tai vat, ten, kur bus toks labiau laukinis ta laukinė žolė, tai va čia bus didelis klausukas. Bet jo, faktas, jam tikrai reikia nupjauti pirmą žolę, nu bet tas sakau, ta prasme, čia jau realiai bet kur paskaičius tą patį visi sako, kad nu šitie daiktai jie nėra kaip ant traktoriaus kabinama žoliapjovė, kad jinai ten gali metro aukščio žolę paimti, tai čia tikrai ne, tai jisai yra skirtas palaikymui. Ir jo, bet palaikymui, nu va čia, vat, kur sakykime, taip vat papjovė tą jau mano truputėlį apipjautą su žoliapjove, nu aš sakyčiau, kad visai padoriai. Ir dar manau, kad jeigu va taip jisai reguliariai važinėtų, tai jisai tikrai turbūt visai gražiai ją padarytų. O plus mums gražiai ir nereikia, mums reikia, kad tiesiog jisai nupjautų tą žolę. Tai reikia, kad mes atvažiuotume ir nerastume žolės iki kelių. Bet kuriuo atveju rasim, bet jeigu prie namelio nerasim, jau bus smagiau. Jo, tai čia, tai aš sakiau, čia buvo maksi noras, kad tas vietas, o minim noras tai buvo, kad, nu, blogiausiu atveju, jeigu sakiau jau Dagnė, jeigu, nu, nieko jisai nepjaus, nu, tai prie namelio, nu, vis tiek kaip nors gal nupjaus. Tai, jo, panašu, kad tikrai prie namelio prižiūrėti vietą gali ir tas gal juokingai skamba, bet iš principo, nu, tai tas irgi reikalauja laiko ir, pavyzdžiui, kai aš čia bandžiau apipjauti su tuo žoliapjove, bandydamas tuo pačiu žaisti su tuo robotu, nu, aš užtrukau apie porą valandų turbūt. Nu, gerai, nu, gal ne porą valandų. Nu, valandą tai tikrai, gal ir valandą su pusę. Prašau, jeigu tu tą valandą su pusę gali nuimti nuo savęs, tai kodėl ne? O jeigu dar kažką papildomai padarys, tai jo, tai aš kol kas taip optimistiškas, stebuklo tikrai nėra. Bet savo paskirtį manau, kad išpildo, tai žiūrėsim, testuosim, dalinsimės, manau, ir updatinsim, taip sakant. Tai pirmas toksai įspūdis. Pirmam įspūdžiui kiek dar neduodi balų? 6. Jo, aš irgi lygiai taip pat galvojau 6-7 turbūt, tai tarkime į mažesnę pusę duokime 6. Apie alternatyvas truputėlį. Šitas robotukas yra truputėlį toksai lengvesnis variantas, sakykime. Jau toks galingiausias įperkamas variantas tai yra jarbo žoliapjovės. Jos kainuoja apie 9 000, šitas apie 3 000. Nu tai skirtumas aiškus turbūt, bet kai buvo atvežę mums pabandyti tą jarbo, nu jinai absoliučiai nesužavėjo, ta prasme. Jinai totaliai feilino, netgi galėčiau pasakyti taip, nes jinai nei navigavo gerai, nu okei, truth be told, jai reikia antenos, kaip ir šitas, va stovi antena, tai manau, be tos antenos jisai gal ir net neveiktų, nežinau, bet jo, nu ta prasme, ta antena jam duoda ten centimetro tą tikslumą, tai
Tai jo, tai Jarbo neturėjo jos prijungtos, bet blūdijo labai smarkiai, kabinose ant tų šlaitų nepavažiavo. Nu, šita iš tikrųjų nebandė man labai rimtų šlaitų, tai... Ateityje pažiūrėsim. Jo, tai bet kuriuo atveju, tu prasme, ten tikrai kaina 3 kartus didesnė, o 3 kartus geriau tikrai nebuvo negu čia. Tai manau, kad sprendimas buvo neblogas. O ar pasiteisinęs, sužinosime sezono pabaigoje. Ja, sezono pabaigoje manau, kad turėsime tikrai labai tvirtą atsakymą, ar vertas pinigų daiktas. Tai va, tai manau, kad tiek, tuo ir pabaikime mes šitą vlogelį. Dagnė jau pavalgė, aš einu valgyti. Mes klausomės koncerto, o su jumis susitinkame kitą kartą. Ate. Charging started.